O mūsų studijoje šį vakarą vieši pilotas Rytis Dulinskas, civilinės aviacijos administracijos skrydžių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas. Sveiki, Ryti, ačiū, kad atvykote. Jūs pats esat pilotas, ar jums ir šiuo metu vis dar skraidote? Ar jums teko skraidyti su šio tipo lėktuvais? Ne, su šio tipo lėktuvu man neteko skraidyti. Aš skraidau su šiek tiek mažesniu lėktuvu, verslo aviacijos lėktuvu. Tačiau nemažai pažįstu pilotų ir turiu kolegų, kurie yra būtent skraidę šio lėktuvo tipo. Ar jo valdymas kuo nors ypatingas? Na, kiek man žinoma, jis nėra kažkuo ypatingas lėktuvas. Tiesiog kaip ir dauguma. Na, jūs taip pat esate skrydžių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas. Šie lėktuvai ir ši bendrovė skraido iš Maskvos į Vilnių. Ar, na, apskritai, lyginant lėktuvą, šitą ATR 72 su kitais, jis yra saugus, nesaugus, jis yra patikimas, nepatikimas? Nežinau, kiek man žinoma, jis tikrai neišsiskiria kažkam tai problemom techniniam ir aš manau, kad tikrai tai yra saugus ir patikimas lėktuvas. Galų gale gamyba naujų ATR lėktuvų rodo, kad jis yra paklausus ir jį tikrai užsakinėja bendrovės iš viso pasaulio. O iš tikrųjų tai, na, UTR kaip kompanija, jinai savo parką intensyviai atnaujina, jinai įsigijus yra labai nemažai naujų lėktuvų. Ir beje, jūs minėjote apie skrydžius iš Maskvos į Vilnių, tai šiuo metu bent jau, kiek man teko matyti, skraido nauji ATR lėktuvai. O kas yra naujas lėktuvas? Jam yra metai, 2, 3? Na, nes žinom, kad sudužęs lėktuvas buvo 14 metų, tai lėktuvui daug ar mažai? Na, lėktuvui tai nėra daug. Sakykime, apie lėktuvų amžių galima šnekėti, kai jam yra virš 20 metų. O faktiškai lėktuvo būklė priklauso nuo to, kaip jis buvo prižiūrėtas, kaip aptarnautas. Ir jam gali būti 14 metų, bet jis gali būti puikaus techninio stovio. Na, jis ko gero vis tiek yra sprendžiama pagal lėktuvą tiek, kiek laiko jis praleido ore, kokie buvo skraidomi atstumai. Ko gero tokie dalykai irgi įeina į techninę apžiūrą. Na, tiesiog yra labai griežtai reglamentuota, kaip ir kas turi būti prižiūrima aviacijoje. Ir jeigu to laikomasi, reiškia, skrydžių sauga turi būti užtikrinta. Na, dabar aiškėja, atrodo, kad jau aiškėja pagrindinė katastrofos versija, kad prieš skrydį lėktuvas nebuvo apipurkštas specialiu skysčiu, kuris saugo nuo apledėjimo. Ir kad to paprašė patys pilotai. Kodėl jie to paprašė ir kiek yra svarbus toks skystis? Matyt, labai svarbus Sibire, bet kodėl pilotai paprašė, kad jis nebūtų apipurkštas? Tai svarbus ne tik tai Sibire. Aš šito fakto dar pats negirdėjau ir na, neteko susipažinti su kažkokia oficialia ataskaita šitos nelaimės, bet jeigu taip ir buvo, tai taip, tai galėjo būti priežastim nelaimės, nes aviacijos istorijoje yra ir ne vienas toks atvejis, kai lėktuvą neapdorojus prieš kilimą, prieš apledėjimo skysčių, nenuvalius, nepašalinus šerkšną sniegą, dėja, bet nelaimės įvykdavo. O kaip techniškai viskas atrodo? Lėktuvas pakyla į tam tikrą aukštį ir jisai apledėja, jeigu jis nebūna apipurkštas tuo skysčiu? Na, sakykime, čia gali būti keli variantai, bet vienas iš tokių scenarijų, kaip galų gale ir teko girdėti iš kelių katastrofų tyrimų, tai yra, jeigu lėktuvas yra, sakysim, kyla su padengtu sniegu ar ledu, apšalusiu sparnu, tai jam tik atplyšus nuo žemės ir pakilus tokį aukštį, kada jau nebepasireiškia taip vadinamas žemės efektas. Tai yra tam tikra pagalvė tarp sparno ir žemės. Praktiškai sparnas praranda keliamą galią ir lėktuvas tiesiog virsta į suktuką, sakykim taip. Virsta į suktuką galbūt? Praktiškai taip. Tai jisai praranda greitį ir sparnas nebekelia jo ir tiesiog jisai krenta. Na, prie pilotų gal. Pilotai, lėktuvo kapitonui buvo 27, rytoj jis būtų šventęs 28 savo gimtadienį, antram pilotui buvo 24. Tai jauni pilotai, kaip juos įvertinti? Ar tai užtenka tokio patyrimo? Na, žinot, aš irgi negaliu pasakyti, kokią patirtį jisai turi, kaip būtent šito lėktuvo pilotas. Bet, na, toks amžius, na, aviacija dabar karjera daroma gan greitai. Ir aš tikrai... Čia yra normalus amžius, 27 metų. Manau, kad yra normalu. Galima jau vadovauti lėktuvui. Jeigu žmogus, sakysim, po mokyklos baigė
specialų aviacinį mokymą ir visą tą laiką skraidė aviacijoje ir atėjo tiesiai į didžiąją aviaciją, tai sakysim, jis tikrai gali būti priskrėjęs pakankamai daug ir surinkęs tikrai neblogą patirtį. Ir aš irgi pažįstu keletą jaunų vadų apie 30 metų, kurie jau yra instruktoriai aerobusų ir panašių lėktuvų. Na, ponio Dulinskai, jūs pats skraidote į Rusiją, į Ukrainą, į rytų kraštus. Ar ten ko nors yra išskirtinės sąlygos, galbūt techninės sąlygos, techniniai reikalavimai, bendravimas su oro uostais, dispečeriais? Ar skiriasi nuo Europoje? Na, yra tam tikra specifika, galų galia reikia neužmiršti, kad ten truputėlį kitokia yra filosofija aviacijos bendrai paėmus. Tačiau kažkokių tai problemų su dispečeriais, skraidant ypač į didžiosius oro uostus, ar į Sankt Peterburgą, ar į Maskvą, tikrai problemų neiškyla. Tiesiog, na, kaip ir visur, yra sava specifika, jinai nėra kažko tai labai ypatinga. Tiesiog reikia žinoti. Na, Rusijoje aviakatastrofos yra gana dažnas reiškinys ir bene skaudžiausia, kuri įvyko, tai buvo Lokomotyvo ledo ritulio komanda praėjusį rugsėjį sudužo ir žuvo tada 45 lėktuvų skridę žmonės. Ir tarsi tada vadovybė pasakė, tiek premjeras, tiek prezidentas, kad mes dabar labai griežtai imsimės visų saugumo priemonių, labai mes jūs prižiūrėsim. Ar jautėsi kas nors po aviakatastrofos rugsėjį, kai sudužo ledo ritulio komanda, kad griežčiau galbūt yra prižiūrimi lėktuvai, tikrinami pilotai, įgulos? Na, žinot, man iš tikrųjų sunku sakyti, kaip yra faktiškai, kokia yra situacija, nes, na, mes tikrai neprižiūrime Rusijos aviakompanijų ir jų nekontroliuojame tiesiogiai. Vienintelį dalyką, ką mes darome, tai atliekame jų orlaivių patikrą, kai jie skrenda, sakysim, pas mus į Vilnių pagal SAFA programą, taip vadinamą, tai yra trečiųjų šalių orlaivių patikros programą. Ir pagal tai vertiname kažkiek tai apie aviakompanijų lygį. O JUTAIR kompanija yra saugi kompanija? Tegul tai pasako ekspertai po šios avarijos. Bet matot, vėlgi, kažkokia pavienė avarija, tai gali būti kažkokios sistemos problema. Ir kada jau galim kalbėti aplamai apie saugos lygį kompanijoje, tai gali būti, na, tiesiog susiklošusių aplinkybių paseka, kur iš tikrųjų yra sunku, na, sakysim, tokį dalyką nuspėti ir prognozuoti. Bet kas be ko, kiekvienos aviakompanijos ir galų gale administracijos yra tikslas būtent prevencija, o ne tyrimas. Na, ačiū. Mūsų studijoje šį vakarą viešėjo pilotas Rytis Dulinskas. Dėkui, kad atvykote. Dėkui jums. Skiriausiu.